Mhm. Tai sveiki visi, gal aš pirmiau tada pasisveikinu, sveiki visi. Šiandien šnekinsiu aš, Monika Lina. Galėjot mane išgirsti praeitame įraše apie metaforinės korteles. Mes jau irgi informavom, kad sekantis kartas bus būtent su tavim, Lina. Tai vat šiandien jau aš turiu garbės tave pašnekinti. Tai dabar vis tiek neduodu tau trumpam eterį paklausti, kad tu informuotum mane apie tai, apie patį podcastą, ne, kur informaciją tiesiog kad galėtum pasakyti. Aha. Tai sveiki visi, esu Lina ir šitas kanalas yra sukurtas tam, kad kuo daugiau surinkti į vieną vietą visokiausių metodikų, technikų, įrankių darbui su savimi, pagerinti savo vidinę būseną, savo gyvenimą, savo savijautą. Tai ir šiandien pakalbėsiu apie savo metodą, kuris vadinasi sąmoningi paleidimai ir nuo ko jie prasidėjo ir kuo jie skiriasi nuo pačių emocinių paleidimų. Tai aš tau pirmą klausimą ar turiu, ne? Tai papasakok tada, kas yra tie sąmoningi paleidimai. Aha. Tai aš gal pradėsiu šiek tiek nuo iš toliau, kaip jie aplamai į mano gyvenimą atėjo patys tie paleidimai ir kas jie yra tie emociniai paleidimai. Tai gal kaip pavyzdį pasakysiu iš savo gyvenimo, kad atrodė, kad mano gyvenime yra daug tokių emocinių duobių, kur aš jau galėjau sudėti tokios karalienės karūną, kaip profis, kurie galvoju, kad moku išeiti iš tų emocinių dugnų. Ir čia man nieko tokio, aš mokėdavau atsiskirti tokia kaip siena, užsidaryti savyje, išsilaižyti žaizdas ir vėl su šypsena keliauti gyventi gyvenimą. Iki vieno karto, kuris atėjo į mano gyvenimą maždaug prieš 13 metų, kur jau tikrai pajutau, kas yra tas emocinis dugnas. Tai nežinau, kiek čia įdomu, bet trumpai, tai po 5 metų negalėjimo pastoti, mums su vyru netikėtai pastojau ir po maždaug 8 nėštumo mėnesyje dėl preeklamsijos tokios, kaip čia, nežinau, čia galbūt ar liga, ar tokia kaip diagnozė, mano pilvelėje mergaitė mirė. Ir nuvažiavusi į greitąją pagalbą, kai aš nepajutau kurį laiką judesių, man pasakė, kad apgailestauju, bet mergaitė širdelė sustojo. Ir mane išsiuntė namo. Čia vyko Airijoje. Mane išsiuntė namo ir aš turėjau su negyva mergaitė prabūti visą savaitgalį namie ir pirmadienį atvažiuoti jau gimdyti. Tai aš galiu pasakyti, kad anksčiau aš, kai girdėdavau, kad žmonės patenka į afekto būseną, tokią vadinamą, aš kažkaip galvojau, kažkokie pasiteisinimai galbūt, ar net nepriėmiau to kaip realaus tokio dalyko. Tai po to karto aš supratau, kas yra afekto būsena. Tai ir grįžusi, paskui jau po gimdymo, po visko, aš pagimdžiau mergaitę, ligoninė viską sutvarkė ir buvo ir kremavimas ir viską. Ir aš gavau urną, kurią 2 mėnesius turėjau dar Airijoje ir paskui aš su jie skridau į Lietuvą palaidoti. Tai kai atsisuku atgal, aš buvau iš tikrųjų tokia, galima sakyti, neadekvataus elgesio žmogus. Irgi, kaip ir galvojau, kad galima užsidaryti, išsilaižyti žaizdas. Bet kuo daugiau aš bandžiau savo padėti, tuo labiau aš klimpau. Ir galbūt metaforiškai galėtume pavadinti tą tokią duobę kaip smegduobė. Kuo tu labiau kapanojasi iš jos, tuo labiau smengi. Ir bandžiau ieškoti įvairiausių būdų savo padėti, bet kiek aš tų technikų bandžiau, niekaip negalėjau užsikapanoti. Ir iš tikrųjų atradau, tyčia netyčia, atsitiktinumo nebūna, tai emocinis paleidimas, kuriuos pirmasis tas mano pačiupinėjimas buvo per mokymus tuo metu rengiamus Astos Ivaškevičiūtės, kuriai aš iš tikrųjų esu be galo dėkinga, nes nuo to jos parodytų metodo, kaip emocinių paleidimų, aš pradėjau po truputėlį lipti į viršų, bet man vis tiek kilo klausimai, mano protas yra labai analitinis
ir man vis tiek reikėjo atsakymų, o kodėl tai man? Žinai, kai būna žmonės klausia, kodėl aš geras žmogus, gaunu tokias situacijas, kodėl mano gyvenimas toks ir taip toliau. O tie blogiečiai ten gyvena kuo puikiausiai. Man reikėjo atsakymą ir negalėjau aš nurimti, kol jų negavau. Ir bandydama įvairiausias metodikas, aš pagaliau radau ramybę, kai suradau 3 technikas, kurias sujungiau į vieną vietą ir aš juos pavadinau sąmoningais paleidimais. Tai gal dabar papasakosiu nuo to, kuo skiriasi emociniai paleidimai ir sąmoningi paleidimai. Tai įsivaizduokime, kad mes neturime jokio veidrodžio ir kažkokio tai paviršiaus atspindinčio mūsų kūną ir ant mūsų nugaros atsiranda didelė atvira žaizda. Bet mes nejaučiame skausmo. Ir aš tave pakalbinsiu, Monika, gerai, kad aš galėčiau gyvai kalbėti, nes kažkaip vienai su savimi sunku tai padaryti. Gerai. Tai jeigu tu nejaustum žaizdos ant savo nugaros to skausmo, ar tu žinotum, kad ant tavo nugaros yra ta žaizda? Nežinočiau, jeigu neskaudėtų. Jeigu neskaudėtų ir tu veidrodį nematytum, ar ne, nes to savo nugaros. Tai reiškia, o jeigu tu nejauti skausmo, tu jos nematai, kas gali įvykti tokio blogo su tavo ta atvira žaizda ant nugaros? Oi, tai gali įsimesti ir į kraują neliga, ir užpūliuot gali, gangrenuot gali, visko galima visokių variantų, ne, tokių susigalvot. O jeigu tu jaustum skausmą žaizdos? Tada automatiškai gydaisi ar kreipiesi į gydytojus kažkur, kad susitvarkyt tą žaizdą. Tai pirmiausia, žiūri, kas čia man skauda. Jeigu aš nematau, jeigu aš neturiu veidrodžio, tada prašau pažiūrėti, kad kitas žmogus man pažiūrėk, kas čia man yra, nes man skauda. Ir tada reiškia, jeigu aš jau galiu pamatyti, kad tas skausmas rodo mano žaizdą tą atvirą, aš galiu jau tą žaizdą pasirūpinti, ar ne? Bet emociniai paleidimai yra būtent paleisti skausmą. Reiškia, aš tai, ką aš jaučiu, aš paleidinėju skausmą. Bet vien dėl to, kad aš nebejaučiu to skausmo, ar žaizda pati iš savęs susitvarko? Ne. Aš galiu tą skausmą nuimti, paimkime kaip metaforą, kad išgerti nuskausminamųjų. Bet praeina kažkuris tai laikas, praeina vaistų poveikis ir man vėl žaizda skauda. Ir aš galiu ten metais dirbti su tuo jausmu, kuris man praneša apie tą žaizdą, bet aš ne į žaizdą koncentruojuosi, o į skausmą patį. Tai jeigu paimtum dabar tuos sąmoningus paleidimus, tai reiškia, kad aš per tą skausmą, kurį jaučiu, aš galiu pamatyti žaizdą, kurią reikia pasirūpinti. Ir vėlgi metaforiškai tai žaizda, tai būtų tokia kaip mūsų vaikystės kažkokia tai trauma, kuris sukelia tą būtent skausmą kaip jausmą. Nepasitenkinimą, liūdesį, pyktį, agresiją, pavydą ir taip toliau. Aš per tą jausmą, kurį jaučiu, galiu ieškoti savo viduje tų traumų, kurios yra mano atviros žaizdos. Tai galbūt ir tuo skiriasi tie sąmoningi paleidimai nuo emocinių. Aš tą terminą sugalvojau, aš tikrai ne. Tas 3 technikas aš jų nesukūriau. Aš jas tai panaudojau tam, kad sukurčiau sąmoningus paleidimus. Tai tuos sąmoningus paleidimus eina tokios 3 technikos paprastos, jų pagrindai, vėlgi, ne patys tie tobuli jau suformuoti metodai, bet tiesiog jų pagrindai. Tai yra emocijų paleidimo, konsteliacijų ir NLP, neurolinguistinio programavimo. Tai reiškia, kad aš naudoju šitas visas technikas, kad galėčiau rasti savyje tą traumą, ją išdirbti ir savo protą ir kūną perprogramuoti. Tai ar aš dabar gal sustosiu, nežinai, kas mane pažįsta, tai traukiu už liežuvį ir aš jau kaip tararaitė. Jo, tai tu į tą laiką biškai atsikvėpk, nepakvėpuok. Gerai. Tai aš dabar netruputėlį tada gal apibendrinsiu, taip, ne, kad sustotai. Visų pirma, tai labai noriu tau padėkoti ne už tai, kad pasidalinai tokiu jautriu savo pavyzdžiu, nes tai, ne, labai iš tikrųjų, aišku, tie jautrus pavyzdžiai, realiai mes nuo to ir pradedame, ne, daugelį savo kelią nuo tų tokios skausmo. Ir tai, kad tu pasidalinai, ne, tikrai yra jautru ir esu tau dėl to dėkinga.
Tai žodžio, ne, šitie sąmoningi paleidimai yra sudaryti iš tokių 3 tų mažyčių tokių technikų, ne, kur tu paėmus tik tai tokius pagrindus, ne, tų technikų. Na, aš nepavadinčiau jas mažytėmis technikomis, dėl to, kad Nu, jos taip. turi labai, bet tiesiog va, tų technikų pagrindus. Taip. Ir gaunasi, ne, tokie sąmoningi paleidimai, toks kaip naujas metodas, ne, tavo kaip ir sukurtas. Taip. Gerai, man įdomu apskritai, ne, vis tiek tu paėmėjai tas 3 technikas, kaip tu visą tai sugalvojai apskritai, ne? Nu, kaip? Bandymo būdu. Žinai, kai sako, pabandom bandymo būdu. Dėl to, kad aš iš pradžių, kaip ir sakiau, su Astos Ivaškevičiūtės pagalba, aš lankiau mokymus gilintis į emocinius paleidimus. Ir ieškodama, bandydama, aš tą dariau savarankiškai raštu, nes jinai ir mokino dirbti savarankiškai. Ir bandymo būdu. Tai jungiau tą, kapščiausi tą, iš tikrųjų daug mokymų praėjau aplamai per, nežinau, per knygas, per kuriamus mokymus, per video įrašus, per visur. Tai aš tokio kaip ir tiesaus atsakymo neturiu. Aš tiesiog po truputėlį tą plėčiau, kol galiausiai tai gavo tokį kaip ir produktą, kurį dabar dalinuosi su kitais per asmeninius seansus, rengiu mokymus ir mokau to, ką pati praktikuoju kiekvieną dieną. Gerai, o ar gali papasakot apskritai, kaip veikia tie sąmoningi paleidimai, ane, kas vyksta tokio, galvoja, ne, nu, vat, kaip visą tai veikia apskritai? Tai pirmiausia, kai mes su žmogumi susiskambiname per asmeninius seansus, aš turiu pirmiausia duoti žmogui visą informaciją, kad protas jisai suvoktų, kodėl tai yra reikalinga ir kas vyksta ir ko jisai gali tikėtis. Tai kadangi mūsų protas labiausiai informaciją priima per metaforinius pavyzdžius, tai aš daugiausia naudoju tą techniką. Tai kadangi mūsų galvoje nėra tik tai smegenys kaip mėsos gabalas, jisai susidaro iš daug neuronų ir jų tarpusavį susijungusių tinklų kaip jungčių. Dar noriu pridėti, kad aš visą tai remiuosi ne šiaip iš kažkur ištraukta informacija kaip filosofija, bet moksliniais tyrimais, eksperimentais pateikta visa medžiaga, bet ją pateikiu ūkiškais tokiais pavyzdžiais. Tai kadangi vis tiek protui taip dirbti su neuronais, jam yra nuobodu, kažkas tokio, kas, kosmosas. Tai man labai patinka tuos neuronus vadinti obuoliukais. Tai mes su žmonėmis kuriame tokius, vizualizuojame mintyse metaforinius obuoliukus, kurie susidaro iš tokių 3 ingredientų. Tai pirmiausia, pirmas ingredientas tai yra jausmas. Paskui mes imame kitą, kaip mintis, kodėl tas jausmas atsirado. Ir visą laiką mes turime reakciją, kaip mes reaguojame. Tai būtent tie 3 ingredientai, iš ko susidaro mūsų obuoliukas ir yra neuronas, kur paskui tie neuronai tarpusavy kuria tinklus. Ir būtent per tą priimtą reakciją kaip sprendimą mes ir pritraukime gyvenime pasikartojančias situacijas ir žmonės, kad galėtumėm laikytis šito sprendimo, kurio net neįsivaizduojame, kad yra mūsų galvoje. Ir seansų metu aš žmogaus paklausiu, kaip jisai jaučiasi, kodėl jisai taip jaučiasi ir kokia yra jo reakcija, kaip priimtas sprendimas save apsaugoti, arba kaip aš reaguoju į tą. Ir tada bendrai tokia parodo, kokias situacijas jisai pritraukia į savo gyvenimą. Ir žmogus jau per savo tą gyvenimą ir savo tą pasikartojančią situacijas per save jisai pamato, kiek daug gyvenime to yra pas jį. Ir tada mes naudojame emocinių technikų pagrindą, tai yra 3 klausimai mano žmogui ir 3 jo atsakymai man. Tai galbūt kokie yra tie 3 klausimai? Tai yra, ar norite laikyti, ar norite paleisti, ir jeigu nusprendžia paleisti, tai yra kada. Ir tada jo atsakymai būna arba nori, arba nenori paleisti. Jeigu jau nusprendžia paleisti, tai atsakymas yra dabar. Šitas sprendimas paleisti dabar yra kaip žmogaus sprendimas, tai yra išskaidyti neuronų tą junginį arba patį tą neuroną. Tai yra išlaisvinti tą tokį kaip obuoliuką, kad mes daugiau nebepritrauktume savo gyvenime tokių situacijų. Aš gal kaip pavyzdį pasakysiu, kurios mes situacijas vaikystėje visi turėjome.
Vėlgi, jeigu tu gali, pabūk mano klientas. Gerai, labai Tai, patinka. aha, tai ar tu gyvenime vaikystėje prisimeni, pavyzdžiui, kai tu negaudavai saldainių tiek, kiek nori, arba žaislų visos parduotuvės, arba tiesiog matei, kad kiti vaikai turi daugiau kažko negu tu. Ar atsimeni tokias vaikystės situacijas? Atsimenu jau. Aha. Ir kaip tu jausdavaisi, kai tu matydavai, kai tu negaudavai to, ko nori, kai tu matydavai, kad kiti turi daugiau negu tu? Nuskriausta jausdavausi. Aha. O kaip reaguodavai ir atsimeni? Tada atrodo darydavau kažką, kad gaučiau, ne, tai kažkaip, nes aš kažkaip galvoju apie dėmesį, ne, taip, nes galvoju daiktų, taip kažkaip nebuvo, netokio kažkokio trūkumo labai didelio, bet buvo galbūt tas dėmesio kažkoks trūkumas, tai kaip galvoju, kaip reaguodavau, tai kažką darydavau, kad gaučiau tą dėmesį. O kaip tu darydavai gerų būdų, ar bandydama bet kokiu elgesiu tai gauti? Bet kokiu elgesiu, gal net kaip tik sakyčiau, manipuliuodama kažkaip. Aha, tai jau mes paimkime tokią paprastą situaciją. Ir jau dabar formuosime šitą obuolį, ar ne? Tai paimsime pirmas jausmas, jaučiuosi nuskriausta, nes aš matau, kad kiti turi daugiau, arba aš jaučiu tą trūkumą dėmesio, tai yra mintis, ir tada reakcija, kaip į tai reaguoti. Tai sprendimas manipuliuoti, kad tai gauti, ko neturiu. Ir čia toksai susiformuoja 3 ingredientų tas obuolys, ir tada, jeigu tu būtum mano klientas, aš tau jau rodyčiau situacijas. Ar gali atkreipti, Monika, dėmesį, kiek tu gyvenime pritrauki tokių situacijų ir tokių žmonių, kur negauni dėmesio, kad galėtum viduje jaustis nuskriausta ir bet kokiu būdu manipuliuojant tai gauti? Pastebiu. Ir kitas žmogus gali kitaip reaguoti, ar ne? Dėl to, kad mes esame individualios asmenybės ir mes skirtingai reaguojame. Dėl to ir skirtingas situacijas ir žmonės į savo gyvenimus pritraukime. Tai tavo atveju jau tu matai, kokios tavo situacijos pasikartojančios. Ir tada aš tavęs klausiu. Tai aš pirmiausia paprašau tavęs, kad tu įsivaizduotum, kai tu visą tai iš savęs išstumi ir suformuoji savo rankose tą metaforinį obuolį. Ir mes visi mokame vizualizuoti. Ir aš tada tavęs klausiu. Tai ar tu matydama, kad su šituo obuoliu pritrauki savo gyvenime tokias situacijas, kad galėtum taip reaguoti, nori tai laikyti savo viduje? Ir tavo atsakė, iš karto, ne, atrodo, nenoriu, nėra polko. Ar nori paleisti? Taip. Ir kada paleisi? Dabar. Tai ir aš, kai žmogus jau priima sprendimą paleisti dabar, aš paprašau jo, kad jisai išmestų šitą obuolį. Ir tavęs paprašysiu, kad tu įsivaizduojama tą obuolį išmestum. Ir kas vyksta tavo galvoje? Tavo galvoje jau ardosi būtent tas neuronas, kuris tuo metu yra susiformavęs tavo galvoje smegenyse, kuris būtent paskui tarpusavį kūrė tuos tinklus, kur situacijos būna pasikartojančios. Tai reiškia, jeigu tarkim, žmogus ateina pas tave, ir su tokiais, realiai ir dirbė, su tom situacijom, kur priima mane tokias, visokias tu parodai reakcijas, žmonių, suformuoji tuos obuoliukus ir reiškia, tai išmetus keičiasi pačio žmogaus, kaip ir reagavimas į situacijas. Taip, anksčiau, kaip ir mokslininkai sakė, kad jeigu išsiardo kažkokie neuronai, jie nebesusiformuoja. Esi girdėjai šitą informaciją? Bet naujausiais tyrimais įrodyti, kad jeigu ardosi senieji neuronai ir jų junginiai ir mes duodame naują informaciją smegenims, protui, formuojasi ir kuriasi. Ir reiškia, auga nauji neuronai. Tai jeigu aš paleidžiu senąją reakciją, kaip pavyzdžiui manipuliaciją, tą trūkumą, ir aš tada jau pritraukiu kitas situacijas, kažkokias išgyvenu, galiu ir čia ir veikia ir afirmacijos, ir pozityvus mąstymas tada jau gali veikti, nes tai yra tuščia jau erdvė. Ir tada jeigu aš duodu naują informaciją, kuriasi naujos neuroninės jungtys ir jų junginiai. Ir aš gal grįšiu prie to, kad jausmai, ar ne? Kodėl aš, pavyzdžiui, jaučiu tą jausmą ir kodėl ta situacija vėl man pritraukia. Kas čia per nesąmonė turėtų būti, ar ne?
Bet netgi yra tokia mokslinė aparatūra apskaičiuoti raumenų tonus įsitempimus, kai mes jaučiame vienokius ar kitokius jausmus. Ir mūsų kūnui visiškai nesvarbu, ar mes jaučiame pozityvą ar negatyvą, mūsų raumenys įsitempia. O kadangi visas mūsų kūnas ir vidiniai organai yra iš raumenų, išskyrus kaulus ir skysčius, mūsų kūnas visą laiką jaučia. Tada atsiranda masažai, akupunktūros ir taip toliau. Tai yra pagalba raumenims. Bet mūsų kūnas ir protas irgi gamina cheminius hormonus. Tai reiškia, netgi, tarkim, kažkoks liūdesys yra viena cheminė formuluotė, nuoskauda dar kita. Ir paimkime, kad, aš vėlgi metaforas naudosiu, ir paimkime, kad skirtingas jausmas yra skirtinga narkotinė medžiaga. Tarkim, paimkim tavo pavyzdį, dėmesio trūkumas, ar ne? Tai čia jaučiuosi nuskriausta. Tai tarkim, ta nuoskauda kažkokia tai yra kaip kokainas. Dėmesio trūkumas yra kaip heroinas. Ir kadangi tu nuo pat vaikystės jutai to, gamino tavo kūnas ir protas šitą narkotiką, jis tapo nuo to priklausomas. Ir protas ieško aplinkoje žmonių ir situacijų, kur vėl galėtų šitą narkotiką gauti. Reiškia, per kažkokią situaciją, kai tu išjauti ją, tavo kūnas ir protas automatiškai tai pagamina ir tu pasitenkini, tu gauni dozę. Kai mes po tiek metų esame iš tikrųjų neblogi narkomanai būtent šitiems jausmams. Jo. Gerai, tai dabar reiškiasi su sąmoningais paleidimais įmanoma šitas jungtis, ane, viską pakeisti įmanoma reiškiasi, ne? Taip, kad ir bet kokiu atveju mūsų ir kūnas, ir protas bus narkomanas, tik tais jau nuo mūsų priklausys, kokią narkotinę medžiagą mes pagaminsime jam. Tai reiškia, kad yra tie laimės hormonai, ar ne? Smegenys juos gamina. Tai jeigu mes pripratinsime kūną ir protą prie, tarkim, kažkokio tai džiaugsmo hormono, jis automatiškai irgi aplinkoje ieškos ir tokių žmonių, ir tokių situacijų, kad jisai gautų šitą dozę. Bet pirmiausia, mums reikia išardyti senasias jungtis, kad mes galėtumėm kurti naujasias. Aš tai irgi sakyk. Gal kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu jau yra pastatytas namas su trikampiniu stogu, iš vaikystės, tarkim, tas įprotis jausti tą nuoskaudą, pritraukti situacijas, kai aš negaunu dėmesio, ir mes norime pastatyti kitą namą. Aš nebenoriu jausti nuoskaudos kažkokios, ar ne? Ir aš bandau ant to senojo namo pastatyti kitą namą. Kiek ilgai jisai laikys tas naujas namas ant to senojo? Ne, kažką laikys. Tai reiškia, mums reikia patraukti pirmiausia tą, kuris yra jau kaip pamatas, jį išardyti ir tada jau bet kokį mes namą galim pastatyti toje vietoje. Nu jo, man tai labai patinka tas tavo pavyzdys, ne, kur irgi tu pasakoji apie obuoliukus, kai jie supūva, ne, nes iš tikrųjų net ir tie paveikslėliai yra, kur jeigu šalia yra supuvęs obuolys prie sveiko obuolio, jisai pradeda gest ir iš tikrųjų, ne, tol, kol mes reiškiasi, nepatraukiam, neišmetam to nesveiko obuolio, tai mes galim dėti net tų sveikų obuoliukų, kiek mes norim. Vis tiek tas vienas supuvęs obuolys gali viską nesupūdyti aplink. Taip, tai įsivaizduokime, kad mūsų kūnas yra kaip stiklainis. Ne? O stiklainio dugne esantis auksas simbolizuotų tuos jausmus, su kuriais mes kaip sielos ateiname į šitą žemę ir gimstame kaip kūdikiai. Prisiminkite kūdikį, kuris gimęs ir visi jo fiziniai poreikiai patenkinti, jisai tiesiog pats iš savęs fainas, jisai savim pasitikė, jisai visus myli, jisai nieko nebejoja. Ar matėte kūdikį, kuris jaustųsi negražus? Ne. Arba kuris galvotų, ne, aš nevaikščiosiu, nes aš nepasitikiu savimi, aš gal geriau čia pasėdėsiu, pagulėsiu. Visi kūdikiai yra žingeidūs, jie trokšta pažinti pasaulį, jie tiesiog iš vidaus šviečia. Bet toliau, kai kūdikis pradeda augti, tada jau jis pradeda formuoti apie save tokią kaip ir vertinimą, pasaulėžiūrą, charakterį, asmenybę. Ir visą tai daro jisai interpretuodamas aplinką. Ne tokia, kokia jinai yra, o taip, kaip jisai ją mato, kaip jisai ją girdi. Ir jeigu tėvai jam sako, nedaryk man gėdos,
arba tavo ausis atliepia, arba dar kažkokią nesąmonę pasako, arba tu nesugebi. Jo protas iš to ir formuojasi. Ai, tai aš tada reiškia, čia negražus, aš tada nevertas, aš dar kažkoksai. O čia iš tos pusės ir formuojasi būtent va tie obuoliai ir tarpusavy jos susijungusios tos jungtys, kur paskui jis ir pritrauks į savo gyvenimą tuos žmones ir tas situacijas, per kurias jisai vėl patvirtintų tą savo tikėjimą. Tai paimkime taip, kad vat šitų obuolių, ar ne, mes prisikrauname į savo vidų. Tai yra, paimkime, kadangi tai neuronai, į savo galvą prisidedame. Šitų visų supuvusių, aš juos vadinu obuolių, dėl to, kad jie neigiamai veikia mūsų gyvenimą ir tą suvokimą apie save. Ir tada yra kita technika, pozityvus mąstymas, afirmacijos. Paimkime, kad visi šitie metodai yra kaip sveiki obuoliai. Ir aš ten, mano galva pilna supuvusių obuolių ir aš tą sveiką obuolį įdedu į savo galvą. Tai kas po kurio laiko atsitiks tam sveikam obuoliui? Pradės irgi pūt viskas. Irgi pradės pūt. Ir tada sakau, tas neveikia, visiems pavyksta, o aš čia vat asilas. Man nesigauna. Vietoj to, kad mes išimtam supuvusius obuolius ir tada jau dėtumėm į savo galvą tuos sveikus, gražius auksinius. Čia, man atrodo, labai yra svarbu, nes šitą suprast. Ir tiem žmonėm, kurie irgi vat ir klausysis iš tikro, nes man tai čia iš tikro irgi, aš pasidalinsiu, man tas taip pervertė viską, kai aš pati pirmą kartą pas tave nekreipiausi ir kai tu man papasakai šitą pavyzdį, man taip viskas susidėstė, nes iš tikro atrodo, sėdi ir kartoji ten kokias afirmacijas ar dar kažką, ir atrodo, kiek tu gali kartot, kad jos veikt pradėtų. Aišku, galbūt po kažkurio laiko ten irgi tos neuroninės jungtys, kaip sako, bent jau susidaro, nes vis tiek yra irgi tam pagrindimas. Bet realiai, ant kiek yra lengviau, kai tu išmeti pirmiau tai, kas tau nebereikalinga ir va tada dedi, aš kaip pati pajaučiu va tą skirtumą, tai man kažkoks kosmosas buvo. Nes tada nereikia kovoti su savimi. Įsivaizduokime, kad dešinė ranka aš jaučiuosi negraži, o kairė ranka aš esu graži. Kažkuri laimės, kažkuri pralaimės, bet ir tiek ir dešinė, tiek ir kairė ranka yra mano. Tai reiškia, kad ir kokiu atveju aš būčiau pralaimėtojas. Yra žmonių, kuriems užtenka suvokti tik tais ir jiems pum, viskas persiprogramuoja. Aš nesu iš tų žmonių. Aš nesu iš tų. Aš irgi ne. Man turi būti va toksai va kaip trinktelimas gerai per galvą ir tada tada aš atsimerkiu. Tai va, bet yra tikrai žmonių susitikusi, kuriems užtenka pamatyti, suvokti ir jiems jau važiuoja. Keičiasi viskas. Ir va, Sakyk, ką norėjai, pabaig. Ir gal aš irgi iš tų sprendimų, ar ne, kodėl va šitie sprendimai yra labai svarbus ir kad būtent čia yra mūsų tokių kaip ir sąmoningus paleidimų tikslas, būtent rasti šitą sprendimą. Aš vėlgi kaip pavyzdį paimsiu. Tarkim, vaikas gyvena toksiškoje santykiuose, kur tėtis skriaudžia mamą, mama nieko nedaro. Ir nesvarbu protai, ar mes tai garsiai pasakome, ar mes tai tyliai pagalvojame, mes visą laiką vertiname. Ir nesvarbu, ar jūs prisimenate ar ne, jūsų galvoje vis tiek susiformuoja kažkoks tai vertinimas, kaip sprendimas. Aš niekada negyvenčiau kaip mano mama. Ir čia yra sprendimas geras, taip? Jau. Bet kiek mes uždedame ant to įtampos, ant kiek mes uždedame įtampos tam vertinimui, kad va, kitas blogai elgėsi, o aš tai taip nedaryčiau, mes ir pritraukime paskui savo gyvenimą tokias situacijas, toksiškus santykius, kad galėtumėm įrodyti savo mamai, kad mes taip negyvensime. Nes jeigu mano santykiai bus sveiki, o mano noras yra įrodyti, dėl to mes, kai sako, senais laikais būtų, aš nežinau, ar tu žinai tokį žodį, jau tik nesidyvyk. Girdėjus esu. Nesistebėk, ar ne? Dėl to, kad kuo aš labiau nusistebiu, kuo daugiau aš tos įtampos, tos emocijos uždedu, tuo greičiau pas mane ta situacija ateina, nes aš norėjau įrodyti. Vertinimas pas mane yra. Ir tada atsiranda tokie išsireiškimai, lipimas ant to pačio grėblio, nespjauk į vandenį, iš kurio teks gerti, niekada nesakyk niekada ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, gyvenu tokį gyvenimą, kuriame buvo, jau aš tai niekada negyvensiu užsienyje, jau aš tai niekada negyvensiu name, jau aš tai ten ir aš visą tai dabar turiu. Ir aš suvokiu, ir man yra
smagu ir ateinantis palengvėjimas, kad aš žinau, kodėl aš tai turiu. Dėl to, kad tuo metu pas mane buvo labai didelė emocija ant to, to neigiamumo galbūt. Geras, iš tikro. Tikrai, aš irgi pastebiu, dabar pasakė apie namą, tai aš irgi galvodavau, kad tik nebūte gyvent. Labą dieną. Jo. Ir daug tokių iš tikro situacijų, ir tikrai labai daug galiu rasti gyvenime, įdomiai labai. Bet dabar iš tikrųjų kiltų žmonėms klausimas, tai ką jau nebegalima gerai galvoti, nebegalima jausti ir dar kažką. Tai vat, kas klausosi šito įrašo dabar, aš rekomenduoju pabandyti tokį vizualiai, pažiūrėti, kame, kai sako, replės, ar ne? Tai ir jeigu tu, Monika, dabar man padėtum tą pratimą padaryti, Gerai. Ar turėtum po ranką kažkokį tai mažą daikčiuką, kuris telptų tau į delną įsidėti? Turiu. Ir visi kiti, kas klauso ir kas nori tuo pabandyti, taip ranką padaryk, kad būtų jinai delną į viršų ir daikčiuką įsidėk į savo ranką į delną. Gerai, padariau. Ir pabandyk tokį, kuris tau pirmas toksai geras sprendimas, kuris tau yra kaip vertybė, galbūt prioritetas, kur, aš tai visada, pavyzdžiui, taip darysiu. Džiaugtis gyvenimu tinka, ne? Labai tinka. Džiaugtis gyvenimu. Nuostada, aš visada džiaugsiuosi savo gyvenimu, taip? Jo. Ir įsivaizduojama, kad jau tu tą nuostatą kaip sprendimą įdedi į tą savo daikčiuką. Ir visi kiti, kas nori, kas daro, įsivaizduokit, kad jūsų tas daikčiukas esantis rankoje yra būtent tas sprendimas. Ir suspausk savo kumštį tiek stipriai, kiek tu nusprendusi laikytis šito savo gero sprendimo, šitos geros nuostatos. Suspaudžiu. Ir kaip jaučiasi tavo ranka? Įsitempus. Vat būtent šita įtampa. Jeigu pažiūrėtumėm, tavo sprendimas, kaip ta nuostata yra daikčiukas. O visa kita yra būtent tokia, kaip ir sakyčiau, ta pretenzija. Tai yra įtampa. Ir tu šiaip gyvenime nevaikštai su daikčiuku ir ranka suspausta, ar ne? Žiūrėkit, aš čia laikausi, aš čia džiaugsiuosi, ar ne, kaip įrodymo. Ne, visa tai yra mūsų viduje. Tik tai dabar iš tavo vidinių raumenų mes iškėlėme į išorinius raumenis, kad tu tiesiog savo akimis pamatytum, kokią tu įtampą patiri, kai tu nori laikyti šito gero sprendimą. Ir dabar pažiūrėk, koks tavo bus atsakymas į mano klausimą. Jeigu reikėtų su tokiu kumščiu suspausti, pagyventi bent savaitę laiko, dar norėtum džiaugtis gyvenimu? Nenorėčiau, ne. Ne. Per sąmoningą protą aš to noriu, bet kadangi tai mano kūnas patiria tą vidinę įtampą, aš to jau nebenoriu. Ir kadangi aš to nebenoriu, į mano gyvenimą ateina problemos, kažkokio tai nepatogumai, kad aš galėčiau nebesidžiaugti. Ir per tą nebesidžiaugimą, per problemas, stresinės situacijas, mano kūnas gali šiek tiek atsipalaiduoti ir paleisti momente šitą įtampą. O tai, kad laikai ranką suspaustą į kumštį, tau padeda tas kumštis džiaugtis labiau gyvenimu? Ne, nepadeda. Ir čia mes su žmonėmis, kadangi mes kaip dirbam per tuos asmeninius seansus, aš tada ir klausiu, o tai tu nori paleisti šitą įtampą, su kuria spaudi savo gerą nuostatą? Noriu. Ar paleisi? Taip. Kada? Dabar. Atpalaiduok ranką. Atpalaidavau. Ir tavo sprendimas niekur nedingo tas geras, taip? Jo. O kaip jaučiasi ranka? Oi, lengvai atsipalaidavus. Ir kaip jaučiasi tavo viduje tokia vidinė būsena prieš tai ir dabar pagalvojus apie norą džiaugtis gyvenimą? Lengviau, atrodo, daugiau vietos yra džiaugsmui. Taip, nes viduje kažkurioje tai kūno vietoje, kaip organe, atsipalaidavo raumenų įtampa. Jo. Ir būtent, ir kodėl reikalingi būtent tie 3 atsakymai ir 3 klausimai. Paimkime vėlgi kaip pavyzdį. Atsistok, tu grįžti namo ir atsistok prie namų durų iš išorės. Čia irgi kaip, pavyzdžiui, mes matom problemą, ar ne, kaip tos durys yra problema. Ir tu nori įeiti per tas duris. Tu stovi, tu suvoki, kad tau reikia pro jas įeiti.
bet vien dėl to, kad tu suvoki, ar veiksmas pats vyksta. Ne, tik tai Ne. stoviu ir galvoju. Stoviu ir matau problemą. Jo, Ir jo. analizuoju ją galbūt. Aš žinau, kad reikia lygtais paimti už rankenos, palenkti tos rankenos duris, galbūt įkišti raktą, galbūt jas atidaryti. Aš viską analizuoju. Tai reiškia, mes labai įstringame tose analizėse pačios problemos, o veiksmo tai nėra. Ir jeigu aš tau dabar sakyčiau, Monika, eik pro duris dabar. Iš karto veiksmas vyksta. Tau net nekyla klausimų. Iš Jo. karto tu eini pro tas duris. Tai va, tai tie klausimai reikalingi būtent tam, kad mes duotumėm protui komandą ir kūnui ardyti tą neuroną, kuris būtent atsakingas už tai. Supratau. Gerai tada, Lina. O kaip apskritai, ne, kaip atrodo tas pirmasis toksai susitikimas su tavimi, ko žmogus gali atėjęs pas tave netikėtis iš tokio pirmo karto, iš tos pirmos konsultacijos? Tai pirmiausia, kokia intencija žmogaus yra. Ar jisai nori tiesiog palengvinti savo gyvenimą ir savo vidinę būseną, ar jisai turi konkrečią problemą. Tai pradžioje aš visą laiką rekomenduoju susitvarkyti santykį su tėte ir mama. Nesvarbu, tie santykiai dabar gali būti geri. Arba netgi šiuo metu jau nebėra tų žmonių gyvų. Bet jeigu mes turime tą santykį vidinį vaiko ir mamos su tėte, mes visą laiką turime tą trūkumą savo viduje. Dėl to, kad tai, ką pavyzdžiui, ko jums trūko iš mamos ir tėtės, kai jūs buvote vaikas, vėlgi grįžtame prie to, kad jis tapo narkomanu, tam trūkumai ir jisai ieško išorėje. Reiškia, jūs į gyvenimą pritraukite žmonės ir situacijas, lygiai su tuo pačiu trūkumu. Tai jeigu man iš mamos, pavyzdžiui, trūko meilės, aš pritrauksiu kaip partnerį, kaip dar kažkokius žmonės, iš kurių vėlgi aš negausiu tos meilės. Aš jausiu tą trūkumą. Arba, tarkim, dėmesį, dar kažko tais. Tai to, ko aš neturėjau vaikystėje, aš pritraukiu į savo gyvenimą tokius žmonės, vėlgi su tuo pačiu trūkumu. Ir tai, kas man nepatiko pas mamą, pas tėtį kaip charakterio savybės, elgesio modelis, aš tai nukopijuoju nesąmoningai savyje ir aš tai turiu, o jeigu aš to neturiu, aš visą laiką pritraukiu žmonės, kurie tai turi. Tam, kad mano protas ir kūnas yra pripratęs prie to nepasitenkinimo narkotiko. Jeigu man nepatiko, pavyzdžiui, pas tėtį, kad jisai yra neatsakingas, o aš esu perdėtai galbūt atsakinga, tai aš visą laiką pritrauksiu šalia žmogų, kuris yra palaida bala, kad aš jaučiau tą nepasitenkinimą, nes jeigu bus irgi atsakingas, o mano protui reikia to narkotiko nepasitenkinimo, tai kaip aš jį gausiu? Neina. Reiškia, aš nesąmoningai netgi ieškau to žmogaus, kuris man tai duotų, tą nepasitenkinimo jausmą per nebuvimą atsakingu. Ir aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, jeigu mes aptarinėtume, Monika, vyrą, jo išvaizdą, greičiausiai man būtų gražus, o tau negražus. Arba atvirkščiai. Būna tikrai. Ir kai sako, skoniui draugų nėra. Dėl to, kad jeigu dabar irgi yra nuostabus metodas, yra veidoskaita, esi girdėjusi, ne? Tuomet veidoskaita. Ir veidoskaita leidžia pamatyti charakterio savybės, kažkokį irgi elgesio modelį, kas yra už veido bruožų. Kai mes pamatome žmogų, mes nepradedame analizuoti, tai čia didelį nosis, reiškia jisai toks ir toks, arba akis siauros ir tą. Ne, mes tai matome gražus arba negražus, simpatiškas arba pusiau toksai. Saka, ne? Bet mūsų protas, jį atpažįsta, kas už to veido slepiasi. Ir dėl to mums yra, nes mes tėvus ir mylime ir nekenčiame vienu metu. Ne? Tai va, tą žmogų, kuris mums yra gražus, mes pirmiausia jį įsimylime, nes mes gauname tą gražią pirmiausia, kol hormonai ten įsimylėjimas, aistra ir taip toliau. O paskui jau pradeda lysti tie negeri dalykai, kaip iš tėtės ir iš mamos, va, tas trūkumas ir nepasitenkinimas. Ir tada mes metame tą vyrą arba moterį per bortą. Ir ieškome kito. Ir vėl žiūrim, kad iš pradžių normalus, o paskui vėl kažkur nupjauna grybą. Mes galime keisti partnerius, kiek mes norime, bet vėlgi pavyzdys, metaforinis. Jeigu, pavyzdžiui, ant mano veido yra murzina ir aš atsistoju prieš veidrodį,
ką aš valau? Veidrodį ar savo veidą? Tai reikėtų tai veidą valyti. Veidą reikėtų valyti, ne? Aha, jo. Bet šiais laikais mes jeigu būtų veidrodis kitas žmogus, tai mes bandome valyti tą veidrodį ir pykstame, kad vis tiek aš matau atvaizdą, kad ant mano veido murzna. Negeras veidrodis, išsiskiriu, ieškau kito veidrodžio ir vis tiek aš tame veidrodyje matau savo atvaizdą. Bet vėlgi sakau, tai nėra tiesiogiai kaip charakterio savybė, tai gali būti tiesiog ta mūsų istorija, kuri eina iš mamos ir tėtės. Tai grįžtant prie tavo klausimo, pirmiausia, ko žmogus nori. Tai vat, arba mes einame tada tvarkyti santykį su mama, su tėte, arba mes einame per tą jausmą, kažkokią problemą, kuri žaizda, ar ne, ateina žmogus su žaizda, sako, man skauda. Tai va, per tą skausmą, per tą jausmą mes galime eiti ir žiūrėti, o kur ta pas jį yra viduje žaizda ir mes tvarkome žaizdą, o jeigu žaizdos nebėra, ar yra skausmas? Ne. Tai va, tai mes tvarkome per sąmoningus paleidimus ne pasekmes kaip skausmą žaizdos, o pačią žaizdą, kad nebūtų skausmo. Supratau. Ir tu paminėjai ne veidrodį, tai aš noriu irgi išsklaidyti galbūt tokią irgi žmonių nuostatą, ne, kaip yra, sako, va, ne, pagal tavo, ne, va, irgi praktiką, sako, ne, jeigu matai kitame žmoguje, kad tau kažkas nepatinka, tai reiškia, tu turi savyje. Tai ar čia yra iš tikro taip, ar yra kitas dalykas? Tai va, tą ir pasakiau, ar ne, kad jeigu man nepatinka neatsakingumas, o aš esu galbūt perdėtai net ten šokinėjant ant blakstienų tai aš galiu 20 metų ieškoti savyje to neatsakingumo, bet tiesiog jo manyje nebus, bet bus mano istorija, kodėl man nepatinka neatsakingi žmonės, arba su vėlavimu, arba su tvarkingumu. Jeigu aš matau, kad pas mane nėra, o kitame mane erzina, jau tada ne savyje reikia to ieškoti, o per save eiti ir žiūrėti, kas ten. Tėtis, mama, gali būti ir seneliai, jeigu dalyvauja mūsų gyvenime, vaikystėje ypatingai, labai daug yra dalykų, kurie susiję irgi su seneliu, su močiute. Su ta labai svarbi yra aplinka, kai mes, kai vaikai esame, kaip jinai formuojasi, o paskui jau visa kita yra pasekmės. Ir pavyzdžiui, ne, kiek reikia tokių seansų, ne? Ar su vienu seansu įmanoma kažką apskritai išspręsti? Kaip, pavyzdžiui, pagal tavo praktiką, kiek tu esi pastebėjusi, ne, kiek reikia seansų turėti, kad išspręs, pavyzdžiui, problemą? Aha, kadangi seansas trunka pirmasis iki 2 valandų ir pirmiausia, per pirmąjį seansą aš noriu žmogui ir pateikti visą tą sąmoningų paleidimų esmę ir kodėl tai reikia daryti ir kaip tai veikia mūsų gyvenimą, tai užtrunka laiko. Ir tada jau mes einame į darbinę dalį. Tai darbinė dalyje dažniausiai, ne visada, pavyksta sutvarkyti vieną, tarkim, santykį arba su mama, arba su tėtėm. Tai vienas seansas gali palengvinti, bet priklauso nuo žmogaus gyvenimo, kiek jis yra sudėtingas, kiek jame problemų, kiek jis yra pasimetęs. Tai vienam užtenka vieno ir jisai, kaip sakau, pamatau duris, čia problema, ir aš galiu eiti. Kitam užtenka vieno seanso, jam tai užtenka net informacinės dalies kai kuriems. Ir jiems iš karto ateina pum. Aš tikrai turiu tokių žmonių, kuriems užteko tik tai suvokti ir jie pasileidžia. O kitiems reikia tiesiog pagalbos. Tai aš galiu pasakyti nuo vieno iki begalybės, nes iki dabar dar aš turiu žmonių, kurie profilaktiškai, jie dirba su savimi, bet mėnesį kartą jie ateina, pajausti tą gylį, kažką išsikelti, susitvarkyti ir toliau. Tai labai individualiai yra. Bet dėl to aš ir sukūriau mokymus, kur žmogus gali savarankiškai daryti tuos paleidimus raštu, kuriuos aš labai rekomenduoju. Nes yra momentų, žiūrėkit, tau, Monika, yra kartais gyvenime, kai tu prisimeni kažkokią situaciją ir tau net pačiai gėda nuo savęs, atrodo, net noriu užsimerkti ir vėl tegul lenda ten tas prisiminimas iš ten, kuris atėjo. Jau būna. Gėda pačiam nuo savęs. Tai jeigu man gėda net pačiam nuo savęs, tai kaip aš kitam žmogui dar pasakysiu šitą gėdą? Tai reiškia, šita problema, jinai ir liks ten viduje, o per tą problemą aš atkurdinėsiu savo praeitį per ateitį ir kaltinsiu kitus, kad jie blogi, jeigu jie tokie nebūtų, tada aš būčiau fain ir laiminga. Bet jie neleidžia man tokiai būti. Tai mokymai, kuriuos aš organizuoju, kol kas uždarose grupėse organizuoju, dar nesu paskelbusi viešai,
bet jau tą planuoju padaryti. Mokau, kaip sąmoningai, tų sąmoningų paleidimo technikos, kaip savo padėti. Kad ten mane sakytų, žinai, Lina, tu ten sakei, kad tu ten manęs nemėgsti. Bet tai mano jausmas, kurį aš galbūt užspaudus viduje. Tai aš galiu išrašyti, išsiaiškinti, paleisti, transformuoti ir man atėjęs žmogus nepasakys, žinai, aš girdėjau, kad tu ten buvai, ten tokia ir anokia. Ne. Gerai, tai jeigu ne prie mokymų, tai peršokom, tai, nes aš irgi nebuvau taip ir pagalvojus, kad klausiu tavęs. Tai tada truputėlį peršokom mane nuo konsultacijų į mokymus. Tai gerai, tai kaip pavyzdžiui, žmonėm papult pas tave į mokymus? Ar yra kažkokie, nežinau, reikalavimai, nereikalavimai tokie, bet, kaip papult pas tave į mokymus? Aha. Taip. Kol kas buvo reikalavimai, tai aš organizavau mokymus tik tais merginams ir moteriams, kurios jau turėjusios asmeninius seansus, kad toliau galėtų padėti savo. Taip sulaukiau nepasitenkinimo iš vyrų, kad neorganizuoju jiems, bet aš tuo metu dar turėjau tokią kaip ir priežastį. Dėl to, kad šiek tiek galbūt apsaugodama save ir juos pačius. Dėl to, kad per mokymus aš esu labai supratinga. Tu pati dalyvauji mokymuose ir tu jauti tą palaikymą, supratimą. Tai jeigu vyras gyvenantis šeimoje, jisai to negauna iš savo moters, bet atėjęs į mokymus gaus iš manęs kaip moters. Vyrams, jeigu nesupyksta vyrai, gali susisukti protelis. Netgi manęs nepažįsta, manęs nemato. Dėl to aš netgi ir galbūt sąmoningai, nesąmoningai slėpiuosi nuo kamerų, dėl to, kad baisi. Tikrai nebaisi, galiu patvirtinti. Ačiū, Monika. Tai va, kol kas dar aš neradau to būdo, kad būtų saugu vyrams ir jų antrosioms pusėms išlikti santykėje. Nes iš tikrųjų vyrams labai trūksta iš moters, kaip ir moteriai iš vyrų. Kadangi aš nesu vyras, aš galiu palaikyti moterį kaip bendrystėje. Ir tu pati pajutai, ar ne, kokia bendrystė susikuria tarp moterų. Tai va, kai aš surasiu būdą, kaip apsaugoti vyrus nuo jų pačių, aš tą padarysiu. Toliau reikalavimai, tai mano planuose yra paskelbti jau netgi ir žmonėms, kurie neturėjo pirmojų seansų, juos organizuoti mokymus, kad išmoktų tos technikos, bet kol kas dar planuose, kai turėsiu daugiau laiko, tikrai paskelbsiu grupėje. Super, nes man atrodo, aš irgi pasidalinsiu, man tai buvo antiek. Man tai viską pakeitė realiai gyvenime tie mokymai, nes aš irgi pas tave esu turėjus seansą, bet aš, pavyzdžiui, esu tas žmogus, kuriam reikia pamatyti. Aš, pavyzdžiui, jeigu matau, man daug geriau įsimena viskas. Ir seansai, kai tarkim į tave kreipiasi, yra irgi antiek nuostabus dalykas, nes kontaktą mums tikrai labai daug duoda, net tas žmogiškas kontaktas, bendravimas vieni su kitais, čia turi, man atrodo, būti irgi privalomas dalykas iš vis tos konsultacijos, bet mokymai irgi, kai tu gali visas situacijas nagrinėtis, viską gali tiesiog sėdėti ir nagrinėtis. Ir nemokamai. Ir dar kai mato protas tą sakinį parašytą, ir tu nebegalėt matyti, viskas, tu jau parašiai ir atrodo, vėl dar kitokie procesai vyksta. Iš tikrųjų labai, kai jau Lina pasiruoš, jau kai bus viską susidėščius, kai daugiau laiko turės, tai tikrai labai rekomenduoju pasibandyti, nes tikrai nuostabus dalykas. O dėl vyrų, žinok, man taip rezonuoja, kad wow, nes realiai aš taip pagalvojau, jeigu aš ir kaip moteris eičiau pas vyrą, kuris irgi duoda man tą santykį tokį, kur išklauso, ten kažkaip padeda, tą pagalbą suteikia, aš lygiai taip pat reaguočiau kaip tu sakai, ne? Čia antiek iš abiejų pusių šitas yra, nes mes turim labai trūkumą didelį, ne? Viso to meilės, to priraišumo, bendravimo ir kažkaip labai surezonavo. Tai jo, šitoje vietoje labai suprantu tave. Tai moteris nepykit, kad nepriima mokymus vyrų ir vyrai nesupykit, nes aš saugau jūsų santuoką. Jo, čia labai logiška priežastis iš tikrųjų, aš dėl šito tikrai labai pritariu. Gerai, tai grįžtame prie konsultacijų jau tokių bendrų, kur pas tave kreipiasi. Gerai,
Tai pavyzdžiui, ar yra kažkokių situacijų neišsprendžiamų? Apskritai, ir taip, su kokiom situacijom, problemom galima kreiptis, kai paleidimams, ne? Ne, situacijų neišsprendžiamų nėra, yra tik tais pasidavimas. Kad ir kokios situacijos jos gali būti gyvenime, jos yra visą laiką išsprendžiamos, tik tais yra apsimetinėjimas. Tas apsimetinėjimas, jisai skamba galbūt dabar žiauriai, bet netiesiogiai kaip kaltinimas arba kritika. Bet yra labai daug, aš pavadinsiu taip, sąmoningų žmonių. Sąmoningi žmonės dabar įsivaizduoja, kad tas sąmoningi žmonės atrodo, kad tas žmogus turi domėtis dvasiniais dalykais, kažkaip gyventi nušvitęs ir taip toliau. Ne, sąmoningas žmogus yra tai, kuris sąmoningai suvokia, kas vyksta aplink mane. Ir kai esu aš kaip ašis ir kuriu savo gyvenimą aplinkui. Aš sąmoningai matau visą tą, atsimerkęs matau. Yra taip, kad aš dirbu tik tam, kad tu nekiptum prie manęs. Jeigu aš, pavyzdžiui, dirbu su savimi ir aš kaltinu tave, Monika, tu esi bloga. Tu negali manęs jau kaltinti atgal, kad čia mano problema, eik dirbti su savimi, nes aš sakysiu, aš dirbu, bet tu esi bloga. Ar ne, tai yra tokie netgi darbas su savimi, kartais kaip noras rasti pasiteisinimą, kad tu negali manęs kaltinti atgal, nes aš dirbu su savimi. Yra tokie kaip ir, aš nežinau, kaip rasite teisingą žodį, bet apsimetinėjimas, kad aš dirbu. Tokia kaip ir manipulacija irgi, ne, iš tos pusės. Galima sakyti manipulacinį formą. Taip, aš dirbu, bet už nugaros aš laikau sukryžiuotus pirštus ir vis tiek yra visi kalti. Aš dirbu, matai, aš dirbu, tu negali manęs kaltinti. Tai va, tai aš nebeatsimenu, su kokia tai va, realiai aš galiu pasakyti, kad atrodo, žmogus ateina, mano gyvenime buvo, ojetus kiek situacijų ir atrodo, kad kur dursi ten mano, aš jau tą praėjau, aš jau žinau, per ką žmogus gali susidurti, aš jau tą esu kažkiek taip pačiupinėjusi. Ir aš juokauju netgi su merginomis, kad jeigu dar tu ateisi pas mane, kur aš nepačiupinėjau, aš sukursiu situaciją, kurią aš paskui praeisiu ir pas tave ateisiu. Žinok, aš jau pačiupinėjau, ateik pas mane, aš tau padėsiu. Tai pas mane jau veikia, aš nesąmoningai, tikrai nesąmoningai kuriu tas situacijas, bet jos pas mane greičiausiai yra tas adrenalinas tam, kad man patinka problemos ir rasti sprendimus joms. Tai nėra neišsprendžiamų problemų? Nėra. Nebent tu apsimeti, kad nori išspręsti, tai tada taip. O šiaip, pavyzdžiui, ne, taip, jeigu įlindus, ne, po užuolaidom, kas vyksta po, žinai, konsultacijose, ar yra tau pačiai buvę tokių atvejų, kur, atrodo, neina, visiškai, ne, kur yra, ne, buvę tokių, ir, vat ką tada? Tada tiesiog vyksta pokalbis, aš leidžiu žmogui išsikalbėti, nes jam greičiausiai reikia tik tais to mano užuojautos, kaip gailesčio, atjautos ir taip toliau, jam nereikia, kad aš padėčiau jam rasti sprendimą ar jam padėti, nes jo protas labai pripratęs yra prie aukos. Ir auka nėra blogas nei geras dalykas, auka yra tiesiog, man reikia gailesčio, nes aš gailesį suprantu kaip meilę. Ir aš tikrai neturiu vertinimo tokių žmonių, man tiesiog gal savotiškai netgi gaila, dėl to, kad aš matau jų tą kančią ir aš negaliu nieko padaryti, jų protas tiesiog nenori iš to išeiti, nes jie galvoja, kad jeigu jie išeiti, aš šneku apie tai, kad žmogus nesąmoningai tą daro. Tai yra tie dalykai vykstantys pasąmoniniam proto lygmenyje, kuriuo aš nematau tiesiogiai. Tai yra, vėlgi sakau, nesąmoningas matymas, ar ne? Aš esu užsimerkusi tam, kas vyksta. Tai, nes gailestį mes aplamai visi turime tą, vėlgi negaliu sakyti, kad kiekvienas, bet kai mes vaikystėje užsigaudavome, ką mums darydavo tėvai? Papūsdavo, paguosdavo. Taip, net balsas pasikeičia, jeigu ten bumtelėjau ir ten nesimato kraujo, tai nieko tokio, praeis, bėk, žaisti toliau. Bet jeigu mes išmoksime, jeigu matosi kraujas, jeigu yra tikrai didelė problema, kuo didesnė problema, kuo didesnė žaizda vaikystėje, kuo daugiau kraujo, tuo labiau aš gaunu gailestį ir mūsų protas tą suformuoja. Jeigu aš noriu meilės, man reikia gailesčio, tam, kad gauti gailesčio, aš turiu taip trimtelti su galva į staktą, kad ten kraujai taškytųsi. Va tada tai gailestis, va tada tai meilė ir tada mes einame į tą auką. Neverk,
tu ten didelis, nėra čia didelė problema, ten meškiuko akytė iškrito, nieko tokio, ir užauksi pamatysi, kas yra problemos, ar ne, ir sumažina mūsų tą meilės poreikį, tą trūkumą, nes tėvai dirbo, nes ten dar kažkas, ir iš tikrųjų tėvai nespecialiai darė, kad mūsų traumuotų, o dėl to, kad mus kaip tik norėjo užauginti stipriais, savim pasitikinčiais žmonėmis, kad mes nepasiduotumėm į tą problemą, bet protas, kadangi veikia kitaip, tėvų niekas irgi nemokino, kaip veikia protas. Jie darė kaip geriausiai ir jeigu mes irgi nežinome, kaip veikia protas, mes tą patį darome su vaikais. Būk stiprus, nepasiduok. Pochui tie jausmai, iškėlės galvą, ne? Tai dėl to paskui ir žmogus tampa priklausomas būtent nuo to gailesčio, kuris yra auka. Supratau, tai net čia vėlgi vis tiek ne tos istorijos, kurias turim iš vaikystės, ne, vėl viskas lyg atsikartoja. Viskas. Pasiekmė jau maždaug nuo paauglystės, kaip, tarkim, netgi 9-10 metų, jau netgi tos situacijos yra pritrauktos, kaip pasiekmė, jau žaizda yra, o ta situacija yra tas skausmas nugaros žaizdos. Tai reiškiasi, realiai, ne, jeigu mes kalbėtume tik tai, kas vyksta dabar, ne, žmogaus, kas ir dažnai būna, ne, ir per emocinius paleidimus, tiek ir netgi pačioje psichologijoje kartais, ne, yra tikrai, kurie kitaip dirba, bet irgi nedaugiau yra kalbėjimas apie tai, kaip aš dabar jaučiuosi, ne, tai, kas vyksta dabar mano gyvenime, bet tai realiai, jeigu mes tada nežiūrim, ne, vaikystės, tai tada tik tai ten kažką, ne, lyg uždedam vos nepleistrą ant tos nugaros, ant tos skausmo ir viskas. Ne, pleistrą jeigu uždėsi, vis tiek skaudės, nes skausmas yra. Taip. Bet aš išgeriu nuskausminamųjų, skausmas dingsta, bet kai praeina šitų vaistų poveikis, man skausmas vėl atsiranda. Tai reiškia, tol, kol vaikystėje nesutvarkom tų giluminių, tokių šakninių dalykų, tol mes ten galim kalbėti ne apie tai, kas yra dabar, tvarkytis tai, kas yra dabar, tol, kol mes nesutvarkysim vaikystėje, vis tiek ne viskas kartosis. Taip. Yra žmonių išimčių, kurie pamato skausmą, supranta esmę ir jiems žaizda tiesiog pats kūnas ją užgydo. Tai yra ir tokių, aš negaliu sakyti, kad visi ir ten be išimties. Ne, yra tokių, kuriems užtenka tik tai pamatyti skausmą. Gerai, o tai pavyzdžiui, ne, kalbant apie skausmą, o ar būna buvę tokiu atveju tau pačiai, ne, kada po konsultacijos lyg pablogėjo, ne, žmogui, čia neišgazdinant, ne, nesistengiant kažkaip išgazdinti tų žmonių dabar, bet ar būna, ne, va, tokių atvejų, nes vis tiek mes viską kūne, ne, saugom, tai kaip kūnas reaguoja, va, ne, po konsultacijų? Iš karto po konsultacijos visą laiką būna palengvėjimas. Reiškia, jau yra išėjimas iš tos komfortų skausmo zonos. Bet galim tai paimti, kad vėlgi tą žaizdos, ar ne, tai mes per tą skausmą šiek tiek užsideda tą šašą žaizdos. Na, jau jis yra tvarkomas, kūnas kaip ir pats pradeda ją gydyti. Bet kadangi protas, jisai turi tą įprotį, tai yra narkomanas, jam reikia dozės, gali būti, kad vėl tas žaizda atsiveria dėl to, kad mano kūnui reikia šito jausmo. Reiškia, perprogravimas kaip ir to narkotiko, žiūrėk, narkomano, jam neduok vieną kartą dozės, jam kažkurį laiką jisai galės kentėti, bet tik tai jis pats nuspręs, ar aš ir toliau išlauksiu tą momentą, ar ne, ar aš griebsiu vis tiek tą dozę ir kokainas arba ten heroinas. Tai čia vėlgi turi susiformuoti lygiai taip pat įprotis būti tame lengvume ar dar kažkokiame taip jausme. Bet kitas momentas yra, jeigu žmogus pasiruošęs dirbti su savimi, jam po seanso būna geriau. Aš niekada nepaleidžiu žmogaus su kažkokiu tai blogu jausmu, mes išeina žmogus visą laiką lengvai nusiteikęs, jisai galbūt gali būti netgi fiziškai atrodo pavargęs, nes tai yra vis tiek darbas, protinis darbas, nes neuronus ardyti yra protinis labai sunkus darbas. Bet kai žmogus ateina, aš jo klausiu, kas prieš seansą įvyko tokio, kas sutrigerino, kas iškėlė, kas dar kažkas įvyko, nes jau tada iš vidaus jau pasąmonė, jau lenda tie trigeriai, vėl, kad, galima sakyti, dar viena žaizda nugaroje atsiranda, nes aš jau žinau, kad mane sutvarkys, aš jau ten lendu. Tiesiog jau lenda tos žaizdos, nes jos nori būti sutvarkytos. Tai jau net prieš pokalbį, net
jau net ne per patį nepokalbį, jau prieš žmogui pradeda lysti ne tam tikros situacijos, iš kažkur, ne, mūsų psichika, pasąmonė jau mums lyg signalizuoja, ne, kad kažkas vyks. Nu, kosmosas. Taip, nes aš visą laiką klausiu, kas įvyko tarp seansų. Tarkim, žmogus turėjo seansą ir tada ateina kitam kartui ir aš klausiu, kas vyko tarp seansų, nes greičiausiai kažkas išsikėlė. Ir jau tada eina į tą. Ir vėl per tą jausmą, per tą skausmą žaizdos, mes vėl einam žiūrėti, kas čia išsikėlė, kad būtų sutvarkyta. Ant kiek protingas, ne, mūsų visas organizmas ir psichika, ant kiek sutvarkyta, kad kosmosas, kai pradedi eit, va tada prasideda viskas, ne, toksai pamatymas. Tai gerai, visiems tinka paleidimai, ne? Ar yra žmonių, kuriems, pavyzdžiui, netinka paleidimai? Taip. Nes jiems tiesiog, kadangi sąmoningų paleidimų pati esmė yra, aš šneku apie savo. Nes kiek aš žinau, tai yra emocinis paleidimas įvairiausiai galima juos pritaikyti žmogui. Nes nuskausminamųjų yra visokiausių, bet aš kalbu apie savo. Kadangi yra tie 3 pasikartojantis klausimai ir 3 pasikartojantis atsakymai, kai kuriuos žmonės gali erzinti, kad tas pats per tą patį. Jiems tiesiog trigeris yra, nes greičiausiai iš vaikystės irgi kažkas tai kartuoja, toksai juos erzina tai. Tokiems žmonėms gali netikti, kuriuos, pavyzdžiui, erzina tas pasikartojimas. Šitas geras iš tikrųjų. Nes aš irgi buvau kažkada pagalvojus apie tai, kad, kaip pats žmogus jaučiasi. Nes man tai, pavyzdžiui, manęs tai netrigerino, man kažkaip nieko, bet irgi buvau pagalvojus, kaip ne kitiem, tai man kaip tik atsakei tą klausimą, reiškia, tiem, kam netinka tiem, kuriuos gali erzinti, tas pasikartojimas vis, supratau. Gerai, ir tada, Lina, tokiai pabaigai, dar kažką, jeigu galėsi pasakyti, ko aš tavęs nepaklausiu, bet taip pabaigai noriu išgirsti iš tavęs tokių pozityvių istorijų, sėkmės tų istorijų, ką tu per gyvenimą, kas tau taip labiausiai įsiminė per tavo visą tą laiką, kiek tu jau dirbi, iš tikrųjų net nepaklausiau, tavo pačios, kiek tu jau laiko visą tai darai, bet kokių esi turėjus tokių sėkmės istorijų? Žinau, kad daug. Bet žinai, pavyzdžiui, aš netgi, kai žmonės daro paleidimus arba su manimi, arba šiaip savarankiškai, aš labai rekomenduoju jums užsirašyti tuos pokyčius, kas įvyksta gero, dėl to, kad šiandien yra wow, rytoj Tai netgi tos pozityvios istorijos, man dabar reikėtų galbūt, aš būčiau turėjęs tą klausimą, aš gal būčiau pagalvojus ir prisiminus, nes dabar taip staigiai man sunku pasakyti, bet aš žinau, kad žmonės su manim dalinasi tom pozityviom istorijom ir tu pati, kai dalyvavai mokymuose, tu girdėjai, kiek yra pozityvių istorijų, kur moterys yra nustebusios, kaip tai gali būti, kaip čia dabar taip. Ir iš kitos pusės aš iš savo galiu pasakyti, kad aš darau dėkingumą, aš turiu tikslus, kryptis, ko aš noriu iš gyvenimo ir tai paleidinėju, tą pozityvą aš paleidinėju, aš parodysiu kaip, tai irgi kaip pavyzdį. Tai, ką aš norėjau ir paleidinėjau, aš tą turiu. Tai galbūt aš parodysiu, tu esi girdėjusi ar ne, kad reikia paleisti pozityvą. Nesilaikyti pozityvo reikia. Ir mes per protą sakom, aš paleidžiu pozityvą, bet už nugaros vėlgi laikom čiūrikus, nes mūsų protas galvoja, kad paleisti pozityvą, tai reikia jį išmesti. Pabūk man pagalbą ir tą dešinę ranką delną į viršų visi gali pabandyti. Irgi labai fainas pratimas, kurį galėsite visiems parodyti, ką reiškia paleisti pozityvą. Ir tą daikčiuką įsidėk vėlgi į ranką, delną į viršų. Ir pozityvas, aš noriu mylėti ir būti laimingas. Čia yra pozityvas, ar ne? Taip. Ir ta intencija, kaip aš noriu mylėti ir būti laimingas, tegul tampa tavo šituo daikčiuku. O dabar tu suspausk ranką tiek stipriai į kumštį, kiek tu trokšti tos meilės, kiek tu trokšti būti laiminga. Kaip jaučiasi ranka? Įsitampus. Ir žiūrėkime, tas pozityvus dalykas, kaip tas noras mylėti ir būti laiminga, yra daikčiukas.
O pats tas troškimas, kaip raumenų įtampa, va čia duoda mums tą nepatogumą rankai. Ir vėlgi pažiūrėkime, koks bus tas atsakymas į mano klausimą. Tai jeigu tau reikėtų dabar šitokį kumštį palaikyti bent iki rytojaus ryto, ar dar norėtum būti mylima? Ne. Na, tada žmonės tave įskaudina, nes tu nebenori, nors per sąmoninį protą tu nori, tu trokšti. O jeigu reikėtų tokį kumštį palaikyti suspaudus iki rytojaus ryto, ar dar norėtum būti laiminga? Nenorėčiau. Ne, tada ateina problemos į tavo gyvenimą, nes tavo kūnas patiria per didelę įtampą su tuo noru būti laiminga. Tai jeigu matai, kad tau nepadeda šitas kumštis, o kaip tik tu nuo to tolsti ir sukuri tokias situacijas, kur to negauni, ar tu nori laikyti šitą įtampą kūne? Nenoriu. Ar nori paleisti? Taip. Kada paleisi? Dabar. Atpalaiduok ranką. Atpalaidavau. Na ir daikčiukas liko kaip tas noras mylėti ir nemylimai būti, laimingai liko. Aha, liko. Tai su tokia ranka tu gali pragyventi visą likusį gyvenimą, tau nesukelia nei įtampos, nei kumščio suspaudimo, ar ne? Jo. O kaip dabar pagalvojus apie tą norą, jaučiasi tavo viduje, negu prieš tai? Ir vėl ir lengviau, ir tokio atrodo džiaugsmingumo net atsiranda. Ir atrodo, tai natūralus dalykas, jau tik kai atrodo, tai savaime suprantamas dalykas, nėra to trūkumo, kad aš noriu, nes jeigu aš noriu, reiškia, aš to neturiu ir stiprinu tą trūkumo jausmą. Jo, yra tas. Nes norėti tai neturėti. Ja. Dar vieną pasakysiu, tokį kaip ir pavyzdį, kad irgi patikrinti, kuo skiriasi sąmoningi paleidimai nuo emocinių paleidimų. Vėlgi, tegul tas daikčiukas būna tavo rankoje ir irgi kas norės šitą pabandyti pratimą. Dabar prisimink bet kokį tokį nelaimingą atsitikimą, nesmagų atsitikimą, ne su mama ar su tėte, nes tai yra vaikystė kaip ir šaknis, bet tiesiog prieš savaitę, prieš metus, prieš 10, tokį kaip ir pasmę pirmą atėjusi į savo galvą, tai tau nereikia man garsiai pasakoti. Gerai, jau turiu tokį prisiminimą. Ne? Aha. Dabar įsivaizduok, kaip patį tą įvykį, kaip prisiminimą, įdėdėti į šitą daikčiuką ir daikčiukas jau taps šituo prisiminimu. O dabar mintyse tu su savim pasikalbėk, kaip tu jautiesi ir kodėl, spausdama kumštį tiek stipriai, kiek tu to jauti, kiek tu to išgyveni. Tai pavyzdžiui, aš pykstu, nes ten mane įskaudino, nes pasakė ten tą, arba nepadarė to, arba padarė kažką, ar ne, tokį, kaip pasikalbėdama su savimi, spaudžiu savo kumštį. Ir tu man pasakyk, kada jau tu pasikalbėsi, kada suspausi. Kaip jaučiasi tavo ranka? Įsitempus. Ir prieš kiek maždaug laiko įvyko šitas prisiminimas? Maždaug. Neseniai. Nesenai. Ar tai, kad tu spaudi kumštį, pasikeičia pati praeitis iš savęs vien dėl to, kad tu jį spaudi? Ne, nepasikeičia. O kaip jaususi tavo kūnas, jeigu taip suspausto kumštį, kaip tą prisiminimą, kurį tu laikai, reikėtų palaikyti dar savaitę, dar mėnesį, dar 10 metų? O ja, tau sunku būtų. O čia yra vienas prisiminimas tavo rankoje suspaustas. O kas būtų tavo kūnui, jeigu aš paprašyčiau suspausti arba įtempti visą savo kūną, tiek stipriai, kiek tu per gyvenimą, per visą savo gyvenimą esi patyrus tokių nemalonių prisiminimų? Tai jau kūnui sunku būtų visai. Ir aš labai mėgstu knygą, kas yra girdėję, Tavo kūnas sako, mylėk save. Ten yra knygoje aprašytos ligos ir kas galimai tas ligas iššaukia. Tai reiškia, yra tavo daikčiukas rankoje. Buvai, žinok, nutrūkus. Dabar jau girdžiu tave. Ir atkreip dėmesį, kad šitas daikčiukas, kuris yra tavo rankoje, yra tas įvykis, ar ne pats? Ja.
o visa kita, ką tu dabar suspaudus į kumštį, yra jausmai ir mintys. Mhm. Tai vat būtent, kai tavo kūnas nebeatlaiko šitos įtampos, tai yra mintys ir jausmai, jisai sprogsta į ligą. Ir tada mes galime eiti ieškoti knygą, ieškoti pagal pavadinimą ir žiūrėti, kokios mintys ir kokie jausmai galimai iššaukia tą ligą. Mhm. Tai ar tu nori laikyti ir toliau šitą įtampą kūną, matydama, kad jinai nepakeičia praeities, bet įtakoja tavo ateitį, tavo patį fizinį kūną? Nenoriu. Ar nori paleisti? Taip, Kada paleisim? dabar. Atpalaiduok ranką. Atpalaidavau. Vėlgi patikrinimai. Vėl grįžk į tą prisiminimą ir stebėk, kokie jausmai kyla, kokios mintys kyla, ar dar kažką jaučiu, ar tiesiog kaip faktas. Žinau, kad buvo ir tiek. Dabar ramu, iš tikrųjų. Toks kaip Ir faktas atrodo liko. O jeigu aš paprašyčiau išjausti ką nors, ar jauti, kad tai būtų jau pritempinėjimas, bet nedaugiau tas organika iš vidaus einanti? Jo, jeigu sakytum, kad kažką pajaus, tai būtų toks pritempimas. Jeigu žmonės, kurie darė šitą pratimą ir grįžę į prisiminimą, vis tiek jaučia kažkokius jausmus ir mintis, dar kartą turėtumėte pakalbėti su savimi, vėl spaudžiant kumštį, tą ranką į kumštį. Aš jaučiu tai, nes tai turi būti mintys ir jausmai, kaip pokalbis su savimi. Ir tada vėlgi, jeigu suspaudžiate kumštį, kumštis susispaudžia, reikėtų savęs paklausti jau pats savo, ar noriu tai laikyti, ne, ar noriu paleisti, taip, ar paleisiu, taip, kada, dabar, ir atpalaiduoju tada kumštį. Ir tol tikrinu su tuo kumščių suspaudimu, kol grįžus į prisiminimą, vat kaip Monika, nebejaučia nieko, o jeigu reikėtų išjausti, būtų toksai pritempimo jausmas. Tai tu matai, kad tu vis dar prisimeni tą praeitį. Tas pats įvykis tau neišsitrynė iš atminties, bet tas daikčiukas yra tavo rankoje, reiškia, tu visą tą atmintį turi. Tik tai tiek, kad tai nebekelia tavo kūnui įtampos, ar ne? Tai vat sąmoningai paleidimai skiriasi nuo to, kad, pavyzdžiui, tu dabar paleisdama šitą prisiminimą, tu negavai atsakymų, o kodėl tai atėjo į mano gyvenimą, kodėl aš tai turėjau patirti, kodėl tie žmonės taip su manim pasielgė. Tu negavai atsakymų. Negavau jo. Tai va, kadangi man netiko tai, aš ieškojau, o kodėl. Jo. Tai va, sąmoningai paleidimai leidžia mums eiti, o kodėl aš tą situaciją pritraukiau. Su kokiu kažkada vaikystėje priimtų sprendimu aš būtent tai atkartojau. Ir paleidus viskas pradeda keistis, nes aš ir pati nepamačiau ant savęs. Irgi, kadangi buvau tavo ir mokymuose, tai tikrai ant tiek iš tikrųjų pamatai tas situacijas, tokias pritrauktas. Ir man tai čia iš vis yra tokia geniali metodika, aš neįsivaizduoju, kaip tu visą tai ne pati dėstei, kas, kaip viskas atrodo įvyko, bet iš tikrųjų tas toksai, aš niekur realiai nesu girdėjus, kad taip, apie tuos pačius sprendimus kalbėtų, kad, aišku, yra informacijos, kad viskas, kas įvyko mūsų vaikystėje, kuria mūsų ateitį. Tikrai, manau, daug kas bus apie tai girdėję, bet o ką toliau su tuo daryti, atrodo, nežinai, aišku, keiti įsitikinimus dar kažką, bet ta technika, ta metodika, ką tu esi, sudėsčius, sukūrus, tai man tai yra toks genialus iš vis dalykas, kad, wow, iš tikrųjų. Ir realiai, kas svarbiausia, biškį pertrauksiu, nes kas svarbiausia, kad realiai žmogus gali tai naudoti savo gyvenime. Jam nereikia prisirišti ne prie tavęs, prie konsultanto, prie dar kažko, bet žmogus pats gali tai naudoti. Taip, ir nereikia atskleisti savo gyvenimo nepažįstamiems žmonėms, kuriems galbūt netgi, aš, pavyzdžiui, esu tas žmogus, buvau ypatingai toksai, kuris nepasakė apie savo problemas, nes man vaikystėje iš močiutės ypatingai buvo niekam neįdomu savo problemos. Tu nepatogus esi su savo jausmais. Ir aš taip tokį ištobulinau savo talentą, tokį turiu, kad man viduje ten gali būti kraujuoti viskas, aš ten iš to tokio skausmo net apsivemti norisi, esi galbūt patyrus tokį jausmą. Bet tu vis tiek išeini ir tu šypsaisi ir tau žmonės net nepasako, net dėl to galbūt netgi
pas mane, apie mane buvo tokia nuomonė susidariusi, kad aš ten kažkokia iš unikornų ten planetos atskridusi, man gyvenimas yra kažkoksai pasakiškas, aš visą laiką laiminga, man ten nėra problemų gyvenime, nieko nevyksta, nes aš išmokau tą. Ir aš turiu tą talentą labai gerai išugdytą. Ir dėl to man buvo labai sunku pripažinti kitiems, kad man yra sunku. Dėl to aš ieškojau būdų, kaip aš savo galėčiau padėti, kaip man savo padėti į tą smegduobę visiškai nepanirti. Tai aš labai labai džiaugiuosi, kad aš sakau, aš dar kartą dėkosiu Astai už tai, kad aš per jos tuo metu organizuojamus mokymus prisiliečiau prie emocinių paleidimų ir gavau tą, ką turiu dabar. Ir būtent raštu, nes aš šiaip irgi girdėjęs apie emocinius paleidimus, bet daug kas neraštu vyksta, ne? O taip pokalbio metu ir vat, kaip tu sakai, ne tokiems žmonėms iš tikrųjų, kuriems sunku, ne? Nu, pradžiai tikrai, jeigu mes labai turim daug tokių išgyvenimų, nu, tikrai kitą kartą gali būti tiesiog sunku eiti ten, kur tu turi kalbėti apie tai, apsinuogint. Ir vien tik tas kitą kartą stabdo žmonės iš tikrųjų nuo pradėjimo rūpinti savimi, vat, savo tą emocinę higieną, per tą ėjimą save gydyti realiai. Ir vat, tas labai sustabdo kitą kartą žmonės. Tai čia yra, man atrodo, genialus dalykas, kada tu gali raštu daryti viską. Taip, ir mane stabdė, aš esu iš tų, kur mane ir stabdė tai dalykai ir Asta tuo metu mokino irgi paleidimus raštu. Aš kiek žinau, man atrodo, kad jinai pirmoji ir sukūrė tuos paleidimus raštu, emocinius, kuriuos jinai mokino. Aš nežinau, ar jinai ir toliau tai tęsė, bet jinai mano buvo atspirtis. Geras, labai įdomu. Ar yra kažkas, ko aš tavęs nepaklausiu ir apie ką tu dar norėtum papasakot? Yra. Gerai, tai tada klausau tavęs. Yra, bet tai yra dar kita technika, kurią aš irgi sukūriau. Aš ją vadinu juodųjų burbulų technika. Tai dabar aš papasakau apie sąmoningus paleidimus, tai yra formuojamos tuos obuolius, kurie yra kaip neuronai mūsų galvose. Bet žmonės yra girdėję, greičiausiai, galbūt ne visi, bet yra girdėję, kad mūsų kūnas taip pat turi emocinę atmintį. Esi girdėjęs, ar ne? Kaip netgi knyga yra tokia, kūnas mena viską ar kažkas tai tokio. Tai va, aš irgi dabar visai nesenai sukurta mano ta technika, tai apie ją papasakosiu galbūt, jeigu bus žmonėms įdomu kitą kartą. Na, aš vis tiek pasakosiu, įdomu, aš vis tiek papasakosiu kitą kartą, bet yra kita technika, kurią irgi jau tada galima naudoti ne kaip perprogramuoti protą, o kaip išlaisvinti savo kūną nuo tos praeities emocinės atminties. Nu, labai įdomu, sudominai. Intrigantė, ar ne? Jau intrigantė, tai tikrai. Tai aš vis dar noriu pasakyti, kad atkreiptų dėmesį ypatingai tie žmonės, kurie turi mažus vaikus arba turėjo mažus vaikus. Ir kai jie pirmą kartą gauna situaciją, tarkim, kai prisidirba kažką ir mes norim juos pamokinti, toksai kaip pamoralizuoti, kodėl negerai, ten kas ir taip toliau, tas visas istorijas. Ir atrodo, kai vaikai žiūri tave tuščiu žvilgsniu ir iš vis nesupranta, ką tu čia jiems pasakoji. Esi mačiusi, Monika, tokį žvilgsnį? Jo. Taip. Reiškia, pas jų dar nėra nei šitų neuronų, nei šitų jungčių, kurie būtent atsakinga už tą informaciją ir reakciją. Bet kai kitą kartą jie gauna šitą situaciją panašią, jau jie reaguoja, jau jie nebežiūri tuo tuščiu žvilgsniu, jau jie reaguoja, arba jie pradeda jausti kaltę, arba jie pradeda verkti, rodo, kad jie gailisi, arba jie kaip tik pradeda šaukti, jau yra reakcija. Reiškia, jau jų smegenyse yra suformuota neuroninis atsakas, per kurį jie paskui kurs gyvenime ir situacijas, ir pritrauk žmonės, kad galėtų laikyti šitos reakcijos, nes jų kūnas ir protas jau po truputėlį pratinsis prie šito narkotiko, to jausmo. Vėl ne tas pats išmokimas. Taip. Kitas išmokimas. Kitas dalykas yra tai, kad, pavyzdžiui, ar tu esi patyrusi tokią situaciją, kai kažkas įvyksta ir mes sureaguojame ten, arba ten pasakome paskui, Jezus, reikėjo galbūt patylėti, kažką kitaip pasakyti ir tada sakau, aš spontaniškai.
Smegenyse neegzistuoja spontaniškumas, dėl to, kad kaip mes reaguosime, jau prote būna priimtas sprendimas reaguoti maždaug 80 sekundžių prieš tai, kai mes reaguojame. Reiškia, kad ir kaip mes, kaip tu sakai, ar stengti save perprogramuoti dar kažkaip, tai yra toksai ilgesnis, jisai įmanomas, bet jisai yra ilgesnis, nes tai yra reakcija. Greičiau sureaguojame, greičiau padarome, negu sureaguojame, ar ne? Tai lengviau yra išardyti tą reakciją. Ir tada sąmoningai mes galime sulėtinti tą tempą, kaip reakcija, kaip reaguoti. Tai va. Ir gera žinia, pasidalinsiu gera žinia, kad dirbdami su savimi mes galime keisti vaikų elgesį, vaikų charakterį, antrų pusių charakterį, elgesį su mumis, tėvų, žmonių. Vien tik tai dirbdami su savimi mes galime keisti kitus žmonės. Dėl to, kad tie žmonės tik jos atspindi tą elgesį su mumis, nes mūsų viduje yra žaizda, kurią reikia paaštrinti. Tai va, tos galbūt, va, kaip ir tu klausė, sėkmingos istorijos yra tai, kad žmonės iš tikrųjų būna nustebę, kaip tai jie pasikeitė. Aš ten padariau paleidimą, o žiūrėk, jie pasikeičia. Nes pažiūrėk, pavyzdžiui, vienas žmogus su tavim elgsis vienaip, o su manim elgsis kitaip. Ir atkreipkit dėmesį, ypatingai darbovietėje taip matosi. Direktorius su vienais darbuotojais vienaip elgesi, o su manim kažkokia nesąmonė, pastoviai ten užsirauna ant manęs, ar ten užkliūva aš lygioje vietoje. Dėl to, kad jisai privalo su jumis taip elgtis, dėl to, kad jisai turi atspindėti jūsų traumą. Pas kitų žmonių galbūt to nėra, dėl to jisai su jumis elgesi tik tai dėl to, kad jisai turi jums atkartoti tą, parodyti tą vaizdį, tą veidrodinį atvaizdą. Tai va. Tai žodžiu, kažkokiu būdu, mes nesąmoningai vos neišprovokuojame, kaip ir kito žmogaus, galima sakyti, elgesį, ir paleidus, tam tikrus tos dalykus, tas vaikystės tokias, išmoktus reakcijas, viską, keičiasi ir aplinka. Aš tai irgi liudiju, šitą tikrai esu pastebėjus. Štampą dedu, užtvirtinti. Štampą dedu, tikrai tiesa. Tai gal aš prie to ir prisidėsiu, galbūt žmonės, kurie arba dalyvavo žmonės, nes tik moterys mano paleidimuose, arba žmonės, kurie dalyvavo asmeninėse seansuose. Jeigu norite pasidalinti savo pokyčiais, tarkim, kažko tais pastebėjimais, tikrai labai rekomenduoju ir kviečiu pasidalinti komentaruose, kad parodyti kitiems, galbūt ir įkvėpti, kad verta dirbti su savimi. Nebūtinai su manimi, aš tai pasakoju apie tą pačią techniką, ar ne? Tai ir jeigu turėtumėte klausimų, labai malonu būtų juos perskaityti, kad aš tikrai su malonumu į juos atsakyčiau ir atsakysiu. Bet kokiu, kas liečia protą, kas liečia dar kažką, jeigu tai kyla klausimų, galite drąsiai klausti, nes man labai patinka ta frazė, nėra kvailų klausimų, yra tik nepaklausti klausimai, o nepaklausti yra kvaila. Ir tuo labiau, kad jeigu bus dar kitas irgi apie tave, tai reiškia, kaip tik yra labai labai gera proga paklausti komentaruose, tam, kad tu galėtum atsakyti per kitą tavo pokalbį. Tai jau, man atrodo, čia labai būtų fainai, jeigu būtų klausimų. Taip, ir aš dar taip užbaigimui tada pasakysiu, kad įsivaizduok, vėlgi, kaip ir tu paminėjai, mes nesąmoningai vaikystėje parašom kažkokį tai scenarijų, vaidinimo scenarijų ir paskui mes jį per visą gyvenimą atvaidiname, jeigu taip galima sakyti. Pasikeičia žmonės, bet jie vis tiek vaidina tą patį vaidmenį. Ir dėl to žmonės sako, praeitis mane pasivijo. Arba nuo vilko ant meškos. Nes tas scenarius vaikystėje parašytas. Tai reiškia, reikia keisti kur tą scenarių, kurį parašiau, tą namą, kurį pirmą pastačiau. O ne ant viršaus bandyti kažką prilipinti. Nes vis tiek nuo to namo, kad ir kažkiek laiko palaikys, bet jisai vis tiek sugrius. Nes yra pamatas padarytas. Tai va. Aš nežinau, jeigu turi klausimų dar man, tai gali klausti. Aš kaip ir paklausiau viską, ką norėjau. Manau vis tiek, kaip ir pagrindą išsiaiškinom, kas yra tie sąmoningi paleidimai tiem ypatingai žmonėm, kurie galbūt nebus dar girdėję, kurie nebus pas tave kreipęs, tai galbūt kaip tik bus paskata išsibandyti, ką aš ir iš tikrųjų labai labai rekomenduoju, nes tiek paskui galima ir pačiam taikyti, tai lauksim klausimų kažkokių, tai paskui, kad tu galėtum toliau atsakyti. Ir nežinau, tada šiandieną turbūt galim ir
pabaigti. Tai ačiū, Monika, kad tu mane pakalbinai, man labai smagu kalbėti. Žinai, kai sako, neduok pavalgyti, duok pakalbėti, bet realiai aš mėgstu ir pavalgyti, ir pakalbėti, bet neturiu laiko pavalgyti, nes kalbu. Tai pas mane toks yra. Na jo, čia irgi geras. Bet jau labai fainai, ne, kad tavo tai pavyksta. Nes tikrai viskas, man atrodo, viskas pakankamai aiškiai, gražiai išdėstyti, labai fainai, labai džiaugiuosi, kad pasidalinai ir tom savo asmeninį mane istorijom, nes jos visą laiką, žmonėm yra įdomiausias iš tikrųjų. Tai labai. Jeigu įdomu asmeninės istorijos, galit klausti, aš tiesiog atvirai. Tai va. Ačiū tau, Monika, kad tu šiandien mane pakalbinai. Ačiū tau irgi, Linute, ir tada atsisveikinam, ne, šiandien tada visiems tada iki. Iki.